Lietuvos probacijos tarnyba vykdo asmenų priežiūrą, kuriems teismo sprendimu buvo paskirta bausmė nesusijusi su laisvės atėmimu. Šią savaitę Raseinių rajono savivaldybėje Šiaulių regiono probacijos tarnybos specialistai pristatė savo veiklą. Atvykusiems pristatyti tarnybos tikslai, misija, vizija, veiklos principai, rezultatai ir žinoma iššūkiai. Daug kalbėta apie bendradarbiavimo su socialiniais partneriais svarbą. Ypatingo susidomėjimo sulaukė renginio metu pristatyta elektroninio stebėjimo sistema, populiariau vadinama apykoje. Probacijos tarnyba labai plačiai išplėtojus yra intensyvią priežiūrą ir elektroninį stebėjimą. Tai yra vienas, galima sakyti, ir tas pats. Tai yra asmuo dėvi elektroninio stebėjimo įtaisą. Įtaisas sumontuojama žmogui pagal tinkamą dydį ant kojos. Sumontuosiu, paskui galėsiu perleisti. Namuose dar sumontuojamas ir paliekamas elektroninio stebėjimo įtaisas, mes paprastai vadinam namų įrenginys. Namų įrenginys reikalingas tam, kad surinktų vadinamus nereikalingus signalus, todėl, kad apykoje bendrauja judriaisiais ryšiais, GPS ryšiu, GSM ryšiu. Ir reikalinga tam, kad jo apykoje su namų įrenginiu bendrauja radijo ryšiu. Ir taip mes galim absoliučiai įsitikinti, kad mūsų prižiūrimasis neišeina iš jam nustatytos gyvenamosios vietos. Svoris tai tikrai nemažas. Taip, apykoje, kadangi yra veikianti judriaisiais ryšiais, tai jinai privalo būti kraunama kiekvieną dieną. Krovimas vyksta ryte ir vakare, uždedant įkroviklį. Jis yra belaidės, uždedant įkroviklį ant apykojas. Taigi, tai stebėjimas vyksta pas mus dviejų tipų – intensyvi priežiūra ir elektroninis stebėjimas. Intensyvi priežiūra vykdoma lygtinai paleistiem asmenim, tie, kurie grįžta iš kalėjimo. Ir intensyvi priežiūra vykdoma tiem, kam teismas skiria pareigą irgi stebėjimą. Tai yra intensyvi priežiūra nuo 22 kaip pavyzdys iki 6 valandos. Teismas gali numatyti ir kitą valandą, bet tai yra standartinis numatytas toksai laikas. Intensyvi priežiūra vykdoma 3 mėnesius. Nepadarius pažeidimo, asmeniui išmontuojamas elektroninio stebėjimo įtaisas. Jis išmontuojamas tiek lygtinai paleistam asmeniui, tiek visiems kitiem asmenims. Lygtinai paleisti asmenys, tuo jie yra pas mus kitokie, kad jie gyvena tuos 3 mėnesius, jeigu nepadaro pažeidimo, su buvimo vietoj laiko grafiku. Grafikas yra visos paros. Jie kartą per savaitę pas mus ateina į probacijos tarnybą, ten susidaro grafiką, kur gali išeiti, kur privalo būti, ir jie taip gyvena tuos pirmus 3 mėnesius. Atrakino. Nesvarbu, dešinė kairė. Nesvarbu. Tai va toks tas sumontavimas. Aišku, ta apykoje yra čia per didelė, čia yra M dydžio. Mes parenkam atitinkamo dydžio apykoje, jinai visada bus laisvesnė, nes kad neužveržtų kojos. Ir žmogus tuos 3 mėnesius nešioja tą apykoje. Aišku, jis gali ilgiau nešioti. Kaip ir sakiau, jeigu pažeidimus daro, tai apykoje vėl tęsiama. Tuos 3 mėnesius. Iki tol, kol gali būti probacijos tarnybos įstaigoje. Tiek kartų gali būti pratęsimi. Apykoje gali būti arba neišsikrauna, arba daro pažeidimą, arba... Dabar tai šituo atveju aš netinkamai dar ir sumontavau, nes stengiuosi, kad greičiau viskas vyktų. O klausimą turiu, pastoviai naudojant, turėjot kažkokių incidentų, kur piktybiškai kažkaip gadindavo įrangą, bandydavo ją paveikti kažkaip, išsimaut, nežinau, kažkaip, kad nepalikt kitam užgėdavo. Tokių turi bandymų nuolat, neslėpsim, tokių tikrai yra ir nemažai. Apykojas vienas iš pagrindinių, tai jie nusikerpa, nusitraukiamas tas kaip išplėšo ją, nes dar kokia yra blogybė, jau tikrai yra įgūdę, kad
iškrauna tą apykoję, piktybiškai nekrauna ir tada nukerpa. Ir mes nematom to jau nukirpimo, atsegimo atveju. O šiaip sistemoje bet kokia manipuliacija su apykoje, jinai yra fiksuojama ir nedelsiant reaguojam. Vykstam, bandom aiškintis. Taip pat yra pasirašytas bendradarbiavimas, jeigu, sakykime, su apykoje asmuo stebimas ir smurtas artimoje aplinkoje, tai yra A lygio pažeidimas ir tada jau stebėtojo centras, kuris nuolat stebi ir dirba, tai jisai siunčia pranešimą policijos pareigūnam ir policijos pareigūnai važiuoja ir aiškinasi. Tai nėra traktuojama kaip turto niokojimas, tai kainuoja. Apykoje sugadinimas yra prilygstamas civiliniai atsakomybei. Tai yra, jeigu sugadina, tai civilinė tvarka išieškoma iš jo žalą. Buvo vis dėlto pagrindinis šito probacijos tarnybos susitikimo tikslas? Pagrindinis susitikimo tikslas buvo pristatyti mūsų veiklą ne statistiniais skaičiais, kiek mes turim prižiūrimųjų, bet apskritai mūsų misija, vizija, tai kaip mes matome save ir kokį indėlį mes dedame į visuomenę, į tą visuomenę, į kurią sugrįžta žmonės iš įkalinimo įstaigų, atliekantys bausmę ir pristatyti tiek savo veiklą, tiek skatinti žmonių empatiją ugdyti ir teigiamas nuostatas į žmonės, kurie atlieka bausmę laisvėje. Kalbant apie žmonės, kurie, kaip tu ir minėjai, atlieka bausmę laisvėje, ar vis dar mes į tai žiūrim labai jautriai, ne, visuomenė plačioji, ar keičiasi nors kažkiek tas požiūris? Kažkiek keičiasi, bet tai vis dar yra itin jautri ir pažeidžiama grupė asmenų, kurie susiduria su stigmatizavimu, su neigiamom visuomenės nuostatom. Todėl, kaip ir renginio metu minėjau, mes vykdom bendradarbiaudami su naujienų portalu Delfi LT projektą Bausti, smerkti negalima padėti, kuris pristato sėkmės istorijas mūsų priežiūroje buvusių asmenų. Taip stengiamės formuoti tas, keisti visuomenės nuostatas, ugdyti visuomenės empatiją ir formuoti teigiamesnį požiūrį arba bent jau norą padėti tam asmeniui. Ar patys nusikaltę asmenys yra linkę keistis? Kalbėkime dar ir tą temą, ar ne? Ar vis dėlto yra patogus tas toksai gyvenimas ir, čia galbūt jūs kaip tarnyba daugiau įdedat pastangų, kad jie integruotųsi, negu jie patys nori. Tai va tas santykis. Norėti keistis ir norėtumėm, kad keistųsi? Žinot, visokių žmonių yra visur. Tiek ir tarp nenusikaltusių, tiek ir nusikaltai. Tarp nusikaltusių procentaliai pasakyti, kiek tai yra, tikrai negalėtumėm. Yra asmenys, kurie, tarkim, net nesuvokia, kad jie padarė nusikaltimą. Net, tarkim, visą gyvenimą jie ten pykos, mušės šeimoje, ar ne, ir tada jau vieną kartą trūko kantrybė, pareigūnai buvo iškviesti, ar ne, teismo nuosprendis ir tada tas žmogus net nesupranta, kodėl, kaip čia, kas ir už ką ir ką jam čia reikėtų keisti, ar ne. Yra žmonių, kurie tikrai rodo didelį norą pasikeisti, deda labai didžiulės pastangas, priima visas mūsų siūlomas paslaugas, nes mes siūlom bendradarbiaujant su partneriais ir psichologo, ir priklausomybių konsultanto, ir mediacijos paslaugas. Tai tikrai yra asmenų, kurie priima ir prašo, sako, dar ko nors, bet yra tokių, kuriuos mes siunčiam ir jie eina tiesiog, kad užsidėt pliusiuką. Tai mūsų, mano didžiausia misija ir yra kažkiek pažadinti tą norą, tą tikėjimą savim, nes dažnai tas nenoras keistis, ar ne, mes sakom, nenori keistis, bet tai galbūt jau yra sąlygota eilę kartų nepavykusių bandymų, ar ne, ir žmogus tiesiog praradęs viltį, praradęs tikėjimą, kad jis gali pasikeisti ir tas sąlygoja tą nenorą. Tai čia yra labai individualus dalykas ir gana sunku įvertinti tą visą situaciją, kaip yra, kur yra tikrosios tos priežastis ir rasti tą tokį sėkmės kelią, kad bent jau sužadinti jam viduje. Mes negalim tikėtis kažkokių didžiulių pokyčių, jeigu žmogus eilę metų darė nusikaltimus ir tikrai yra sunku tikėtis, kad jis, tarkim, per pusę metų pasikeis kardinaliai, bet jau mažas žingsnis į teigiamą pusę jau yra didelis pokytis mūsų akim.